10 metus veikianti gidų organizacija Grąžinkime Kauną pasakoja pačius įvairiausius Kauno miesto istorijos aspektus. Kauno autobusai pakvietė mus prisiminti 1965 metus, kai į Kauno gatves išrieda pirmieji troleibusai. Šią žiemą naujųjų metų išvakarėse bus lygiai 60 metų, kaip kauniečiams tarnauja iš esmės labai šiuolaikiškos, ekologiškos, švarios transporto priemonės troleibusai. Įdomus faktas toks, kad šiuo metu Kaune važinėja per 130 troleibusų, jie važinėja 15 skirtingų maršrutų. Šiandien sunkiai įsivaizduojame, bet jie startuodavo nuo dabartinės Kauno pilies ir riedėdavo per dabartinę Vilniaus gatvę, Laisvės alėją, link Šančių, link Panemunės. Šiandien tuo maršrutu važiuoja ir mūsų ekskursija. Susidomėję kauniečiai išgirsta istorijas apie troleibusus, kitas Kauno miesto transporto rūšis. Mūsų mieste daug paslapčių ir įdomybių, kurios pasakoja apie tai, kaip skirtingos kauniečių kartos keliavo į darbą, keliavo pasilsėti tokiose vietose kaip Panemunės parkas.